Žodžiu, jau atvykome. Dovilė sako, jai labai karšta. Aišku, su termo rūbais, irgi nebus karšta. Sėdame į autobusiuką, kuris veža mus išnuomoti mašiną. Tai tikiuosi, ten ilgai netruksim. Čia mūsų mašina. Kokia mašina gera. Gerai, tai dabar reikia pasižiūrėti visus damages. Užrasojus lempą. Nieko, gal atrasos. Nu ką, pradėsim kelionę. Gerai, pirmi užgesimai. It's good fruit? Yeah, very nice, sweet. Okay. This is white inside. Is not when it's tough. It's very sweet. Oh, It's white inside. Thank you. Žinom. Pasižvalgyti. Sofkelė. Teliks. Lova, blet, kokia maža. Mini. Taip, normaliai. Mini lovikė. Dovilė telpa, vadinasi, ir aš tilpsiu. O kur šaldytuvas? Ai, man. Yra podo, ne? Gerai, pasiimam su virtuvėlę, nes žadam nesitaškyti labai pinigais, pataupyti ir daugiau pakeliauti, negu išlaidauti. Bent mūsų tokia politika. Nu ką, ragausim šitą vaisių. Man atrodo, paimiau prinokusi, nes minkštas. Tai labai skanus, labai saldus. Tik pavalgiam, šiandien lauką ir vuolia, vaikšto. Žodžiu, sugalvojam aplink namus pasivaikščioti, tai va tas namukas mūsų. Tas va, tik. Ir eisim tokį va žygelį. Kiek ne į kalną ten pakilsim. Šiandien kažko super duper neveiksim, nevažiuosim niekur. Prisisėdėjom jau lėktuvę. Tai tiesiog pasivaikščiosim. Ten yra posakis, jeigu katinas turi 3 spalvas, tai tipo labai protingas. Tai va žiūrėt, varė pasisveikint. Nedurnas, tikėtina, iškart savo, davai prilėks prie turistų, palbom ištrauks kokią dešrą. Žinok, patys valgiam čia rizo, dešras, pavalgiam, nieko tau nepaimėm, bet pasisveikinsim vis dar. O, ko čia liumbė. Nu, gerai, ir beje sužinau, kad čia auga toks, paragavau netgi, nėra dar labai sunokęs, bet čia yra vyšnė kažkokia. O šitą tai labiau prinoks. Duosim Dovilį. O, oranžinis? Biškių karoska. Padažams naudojama viršnaitė. Tikiuosi nenumirsim. Arba neužtripinsim. Einam tokiais va. Ir čia turbūt toks drėkinimo kanalas. Tokias nenukritau. Tu eini toks ateini. Skai, nu norit atsidrėkinti. Taip keliu. Ir taip atprekiniu visą pašlaistą. O tu čia šnioji? O, va čia cool. Na va, ir sustojom aikštelę. Nu ką, pamatėm krioklį, nusprendėm sustoti. Dar snagas tikeriuką iššovė. Nu ką, susisukam. Bandom skristi. Take off. Updated. Nu va, vaizdai taip pasakiškai atrodo. Bėgam per kelią, bėgam. Nu, vaizdai tai užbūrė.
Važiavam, sustojam. Atradom gražią vietą. Na, aišku, dar pažiūrėsim, kai užlipsim. Bet manau, čia gražu bus. Vau. Čia kelsi gal. Atvarėm tą mistinį mišką, bet nėra kol kas rūko, bet matau, iš tenai ateina drėgmė, tik tai kapsi. Kopiam, Davilė, kopiam. Na, žodžiu, čia vat pasidarysime pietus. Na, jeigu krisi, tai ten duobė yra. Oi, tvora yra, vat. Tai va, kai pasikeitė vaizdas, tada kai filmavau, tai antrą ten nieko nesimatė. Aš tai kai kaimietis, tai nebijau. O, tu fuko, no! Dalykėlis apaugęs visokiais kreniais. O mes eisime ir prieisime aukštą kalną. Rasim jame šaltinį, tu negerk iš to šaltinio, oželiu pavirsi. Kaip maždaug šoną turėčiau atrodyti. Karas gal, kas čia, bet parlaukinis dzūkas. Tai jo, šitas miškas tai žiauriai spūdingas. Karvutės. Gal, turbūt skonus pienas. Nu, vai tokį darysim. Tai čia vat, žodžiu, eisim ir čia bus stiklas. Wow. Po 3 euriukus, mačiau, nėra tai brangiai. Aš einu pažiūrėti suvenyrų. Šį pakinių gal ir reiktų. Madeira. Toks 2 euriukų. Nu, kaip ir pas mane, plus minus kainas. Aišku, aš tai ir daugiau kartais paimčiau. Nu, bet daugiau darbo įdėčiau. Štai irgi nieko. Be kepurės, beje atvažiavau. Biškilėjau. Pakinukai po čyriką. Matėm kažkur po 3 eurus matėm. Tai gal nereikia pakinių. O geras šitas tai ir Tailandė esam matę. Aišku, Tailandė biški švelnesni buvo. Bet šie storesni. Bet jo, kaip Tailandė. Atsimeni, Tailandė matėm panašus. Tailandė? Tokia pat? Nu ne, man atrodo biški kam specialus. Nu gerai, užsidėsiu rašau tos specialiais efektais. Va, žiūrėk, specialus, Davilė sako, čia specialus sakiniai. Bet gal visur nieko toks.
kaip Spider-Manas. Gražiai atrodo logas. Šilkografija. Čia irgi šilkas. Nors gal čia ir nelabai. Hello. Ai, man dabilė. Eik savo. А kas būtų, jeigu pradėčiau šokinėti? Козачек. Nu šiaip man. Nu, Davilė. Šokinėjom? Įkišau galvą tarp žmonių. Labą dieną. Eit savo jėgam. Tuoj. Ai, nepaėmiau. Pašuko. Ir piniginę tai paėmiau, tai gerai. Nu va, tai vat, taip įspūdingai atrodo. Sako, Dovilė, čia vyriškos gėlės. Sakau, kodėl? Sakau, nežinau. Nesūrus. Vandenyno vanduo. Va, čia toks ruonis gražus. Menas. Menas iš šiukšlių. Nes kaip pasižiūrėjau, tai čia visokios šiukšlės. Konteinerio detalės vėl matosi. Tada dar visokios radiatorius šios detalės. Visokios žarnos, bamperiai. Nu, galima skurti meną iš šiukšlių. Tiesiog, reikia turėti daug šiukšlių. Ką nusprendėm tiesiog pasideginti, pailgsim paėlės. Kas stovim, laukiam prie žuvies, imsim Dorados akciją. Ir kas dar nustebino, stoviu, laukiu ir žiūriu, kad reikia talonėlį pasiimti. Tai dėlė kiek laiko pralaukiau, kol pamačiau, kad čia yra talonėlis. Ir tik tada ateina tavo numeris, tada tik tai gali pirkti. Kas dar faina, kad įsirenki žuvį ir tau ją išdarinėja ir pasveria jau išdarinėtą. 7 valandos kažkur vakaro, gaminam vakarinę, kadangi neturim didelės keptuvės, kepsiu puodę tiesiog, kaitinam aliejų, šausim doradą. Kaip puodė virta kepta dorada, tai visai nieko, o rytoj bus kalmarai, manau. 8 kojus. Nu davai abu kartu. 8 kojus! Nu papasakok, kur važiuojam šiandien. Važiuojam į Kodereiro. Ką ten veiksi pas ten yra? Toks važiuoji. Ir tokios, va, ožkelės. Galima čia užsirauti, tikėtina netikėtai užsirauti. What the fuck, kaip fainai atrodo. Kokios jis juokingas. Bet medžiai kokie įspūdingi. Žiūrėkit, kas medis. Išsamanojęs. Eik tu, koks mažiukas man. What the fuck, koks mažiukas. Ožiukas, ar avytė, ką žinau. Ką tu mažas? Aišku, kalnuose orelis tai labai keičiasi. Dabar taip, bet pasižiūrėkit, koks cute. Koks cute. Tai bėga manasi. Ja. Žiauriai cute. Truputį lynoja pavasarėlis. Bet tokių mažiukų fainų yra. Ką tu? Kun tu juoda? Nu žodžiu, bet kaip čia fainiai.
Mistinis miškas. Mūsų mašiniukas. Tai šiandien va tokia yra diena. Važiuojam link kalnų, bet oras tai lynoja, bet aišku, čia keičiasi tie orai. Tai aišku, turim lietpalčius. Taip, neperšlampamas striukės. Termo rūbus. Nebaisu, nebaisu. Nu ką, eisim į Vaivorykštę. Pro Vaivorykštę, va taip. Pam. Tikiuosi pragiedrės, nes čia žiauriai geri vaizdai. Nu ką, 5 eurai visai dienai kainuoja. Visai normaliai. Smulkus lietučiai. Gerai, neperšlampamas striukė, tiek pas mane, tiek pas Dovilę. Megztinį įsimesti į kuprinę. Prie sneksų. Šiaip tai labai laukiu, kada pragiedrės, nes saulė tai šviečia. Bet manau, čia vis tiek žygį turėsim 20 km. Tai bus visko, manau. Nu ką, žygis prasideda, oras taisosi. Tikėtina bus galima iškelti ir droną. Aišku, žmonių tai bėda kiek. Biški kosmosas. Bet nieko, kaip nors. Tilpsim visi gal. Klausyk, kaip čia eit? Nu, tai va. Pico Doreiro. Štuka 810 metrų. Toks kokonas skamba. Ten turbūt. Aukščiausia vieta. Karšta dabar. Karšta. Laipčiukų. Dar žmonių tai irgi kosmosas. Gerai, čia kaip tik lasdelėsas praverstų. Nu, tai sleiptis tai atsargiai kažkaip nori. Tai gerai, kad su žygio batais dar žygiuojam. Bet vis tiek kartais... Ne taip. Nu tai va, yra turėklai. Ne taip slidu. Šiam geras pirkinukas. Droną tik kelsiu kažkur toliau. Nes dabar čia žmonių belia kiek, tikiuosi, ne visi eis iki pat galą. Kai 3 eurus sumokėjom užėjimą, kaip čia neįti. 3 euriukai. Komjonas koks. Bet čia va ta vieta ir yra, kur visas atkumas. Čia? Na, atrodo tai įspūdingai. Vaizdai tai atrodo įspūdingai. Gaila rūkelis. Yra pasakymas, kur randi Vaivorykštės pradžią, be pabaigą, gali sugalvot norą. Bet čia yra pradžia. Jau dabar aš Vaivorykštės pradžioj. Gal kaip purškia. Krapina. Sorry. Taigi čia toks vaizdas. Pasisukia į šitą pusę. Toks vaizdas. Wow. Keliuks. Gražu. Laukiu, kada įsisklaidys rūks. Ūkas. Bus вообще cool. Hello. It's day now? No. It's day now. Tomorrow? No. I don't know when it's open. Duhai. Bet tai jie nebandė įsibrauti. Ne? Ne, jie nebandė iššokti, tada jie rašo baudą. Tai jie ėjo per kitą pusę, supranti. Jie iš šitas pusės atėjo. Baudą rašo, manai? Nu.
Nes aš tai mačiau, kai jie šoko. Nu tai aš Ant mačiau, durų. bet tai tipo iš kitos pusės atėjo. Jo. Nušūda, žodžiu. Baigęs, gal žygis. Žodžiu, kažkoks durnas žygis. Iš paėm ir uždaryta. Toliau praėjimas. Nesąmonė kažkokia. Nebiškių paėjom. Nu kiek mes čia paėjom? Pusę valandos, bet pasižiūrėk nuo rutulio. Nu, mats, rutulys. Visiškai easy. Net pavart nespėjau. 2 kilometrus nuėjom, rašo. Nuo mašino, ne? Nu, tik ir čia yra. Toks praėjimas. Siauras. Gal net mes nepaskaidau. Nusivylimas. Toliau uždarytas kelias. Teidį. Kai Tenerifei buvom irgi. Nežinojom. Tik viršūnės negalim užlipti. Čia irgi uždarė. Bent kažką pamatėm. Aišku, pasirinksim dar kitų maršrutų. Žmonių tai beleko sautas. Netuštinasi. Nu ką, radau tokią lazdą. Iškart netai pėda kelius. Besileidžiantį į apačią. Dar vieną. Nu kaip tai nenueisim? Tame ir bairis, kad įdomiausia eiti ten, kur neina žmonės. Ar tu visą laiką nori eiti autostradą? Ekyk. Papa. Tau reiks lazdos ar ne? Žygio lazdas. 3000. Papa. Nu va. Viena. Opa. Ir kita. Galim pasimti šių spyglių ir pasidarysim arbatą. Tai namie. Ai, namie. Nu ką, užtarnauti pietus. Valgysim kiaušinius ir tuniuką su paprikėlė. Dabar rūkelis toks. Žygiuosim toliau. Čia mūsų žygio lazdas. Pakelsi mane? Ačiū, Dovyliuk. Taip ir būna. Gerą moterį turiu. Atsargiai. Blet, iš kitos pusės buvo kopėtėlės. Iš kitos pusės buvo kopėtėlės. Tenai van žmonės vaikšto, bet ten van, ten buvo uždarytas kelias, dėl gaisrų kažkokių, toliau negalėjome eiti. Tai nuvarėm čia, ten aukščiausią tą viršūnę, perėjom per va čia, tik, ir dabar mums reikia žygiuoti į va ten parkingas. Tai grįšim tuo pačiu keliu. Tada leisimės į apačią ir tenai kažkur išlysim. Bėgsim į turgų, pirkti kalmarą. Taigi einam ir prieinam grybus.
vienas nuskintas, kitas dar auga. Čia yra vandens, reikia atsargiai, yra sausų vandeniukų. Kokie faini paukščiai. Tik bėgiot. Tik įskūto. Sorry. Nu ką, atvarėm į turgų. Tikiuosi rasim žuvies, kalmaro. Oh, sorry, fishing. It's close. Close? 2 o'clock. Quanto é? Aqui dentro. Lituania. Want to try maracuja? Vamos de maracuja. Kas na maracuja? You're almost close at the top. Need to come early. 8 o'clock. Give me a hand. 2. Maracuja. No video. Okay, no video. Try fish 8 o'clock, 2 o'clock. Maybe And kalmar? 2 o'clock not good. 8 o'clock, 1 o'clock good. 2 o'clock they cleaning. Not good. Wait. Sunday closed. Saturday half day. What's here? Citronova maracuja. Ananas banana. Gal paėmam? And this is maracuja ananas. This. Cool. You want some? Maracuja. One. Yes. Hey, it's no. Bananas. Bananas. Seištinom, kad žuvies turgus geriausiai iki 1 valandos atvaryti, nes šviežiausia būna, 2 valandą jau ten jie užsidaro, tai nevarkia. Tai nusipirkom vaisių egzotinių, bet blemba. Ne blemba, 2-3 eurai už vaisių maišelį. Cool. Kas stebina, tai vyno kainos. Tokios jau. Renkamės vyniuką. Žiūrėk, euras 99 vynas. Čia ir prasigert galima. Tokios kainos. Bet visa kita tai panašu kaip pas mus. Bet vynas tai tikrai pigesnis, matau.